Sveiki, šiandien papasakosiu, kaip įrašyti kompiuterio ekraną. Man patinka labiausiai Bandicam programa. Ir kodėlgi man ji patinka, aš negaliu sakyti, man patinka, nes patinka. O pakalbėkime rimčiau. Aš buvau bandęs Fraps programą, bet kadangi ji nepatiko man ir aš jį ten laginu labai, dar kažkas ten daug užimdavo vietas ir man ji nepatiko. Todėl Bandicamą atradau ir aš įsimylėjau šitą programą. Ji man labai patinka, nes galima šitai pasispausti show mouse kursorį, kad rodytų pelės ar nerodyti pelės. Ten webcam yra nustatymai. Galima įrašyti vieną garsą ir kitą garsą. Paskui galima net nusistatyti kamerą, kad bus krašte jūsų web kameros vaizdelis. Tas labai geras dalykas. Jis duoda tokio daugiau gyvumo, kai šitą nusistatot, bet jei nebijot savęs viešinti. Logotipą į video galite įdėti, labai irgi geras dalykas. Atsispausite add logo to video ir jums visada rodys šitą logotipą, kokį jūs norėsite. Efektai šitai nelabai tenka. Mouse kursorio pelės efektai, šitą nebandžiau, bet žiūriu, gal visai praverstų. Ir įrašymo kokybė, įrašymo prioritetas, kas ten pirmiau. High ten aukščiau, ten aukščiausia, ten kitos užduotis gali būti silpniau veiks, ten, šitas yra nustatytas. Čia kažkokie kaip greičiau įrašyti, šitą nebandžiau. Tai va. Paskui jūs dar galite rašyti ir žaidimą. Palaukit, kaip žaidimą įrašyti. Žaidimą įrašyti šičia, bet paskui pakalbėsime, dabar pakalbėkime, kad galima net kad Windows'as startuotų, Bandicamą pasijungti, kad sumažintas startuotų, uždėkit varnelę, kad Windows'as startuotų, visada rodytų čia viršuje, dėja nepasakiau. Advanced nustatymai anglų, rusų kalba yra, kas nesupranta angliškai. Ir, dar kažkokie nustatymai įvairiausi, video nustatymai, aišku, audio nustatymai, šitą video jūs galite susimažinti kokybę, jei jums nepatinka, aišku, pilnu dydžiu galima, o šičia kokybė, 100% ten, jei rašot kažką ten švakesnė, kaip AVI formatai visokie. Ir žaidimai, prieikime prie žaidimų. Mes negalime prieiti, nes mums paprasčiausiai neveiks. Gerai, stabdykime. Pakalbėkime apie žaidimą įrašymą su Bandicamu. Kaip matote, galima padaryti nuotrauką iš žaidimo, kad jūs tą nuotrauką paskui galėsite užsidėti kažkur ar į nuotrauką ant YouTube video. Galima įvairių formatų įsaugoti, galima įrodyti pelės tą mygtuką, taip pat garsą, kiek suprantu, nuotraukos padarimą pasidaryti, kad girdėtųsi. Taip pat kitkas, kas daugiau. Taip pat pažiūrėkime į šitą, kad video galite nusistatyti mygtuką, kurį galite taip pat nusistatyti pauzės mygtuką, kad rodytų pelės efektus, kad rodytų, ir pridėti kameros toks langelis bus, kad rodys jūsų veidą, jei jūs norite save rodyti. Taip pat yra nustatymai, ten audio, video įvairūs galima pasirinkti. Tas pats panašiai kaip ir įrašant kompiuterio ekraną. Taip pat trečias langas, FPS galima, kad rodytų įrašant žaidimą. Taip pat kažkokį mygtuką nusistatyti, FPS įjungimo, išjungimo, kiek suprantu, FPS limitą galite nusistatyti, bet jei reikia, jei nereikia. Tai va, jei patiko, prenumeruokite, pasidalinkite, paspauskite patinka. Taip pat, jei turit klausimų, rašykite į komentarus
ir pažiūrėkit mano kitus video. Dėkuoju, kad žiūrėjote. Ačiū.